tiesiog pastatyti konteinerį, pavyzdžiui, aš turiu konteinerį. Kodėl, pavyzdžiui, negali būti privalomas konteineris visiems gyventojams? Nu, tai prasme, va, taip kaip dabar yra, nes, pavyzdžiui, aš turiu mažą konteinerį, mano kaimynas jisai prisišiukšlina, turi didelį konteinerį. Man, pavyzdžiui, nu, o dabar šiuo atveju mes mokam vienodai. Aš niekaip, ta prasme, nu, ir taip yra tokai. Jūs vienodai nemokat. Kaip mes mokam vienodai? Jūs mokat nuo žmonių kiekio. Aš moku nuo žmonių kiekio, bet ne nuo šiukšlių kiekio. Mano žmonių yra tiek pat kiek jo, bet aš moku daugiau. Gerai, aš paaiškinsiu. Ta prasme, mano šiukšlių mažiau. Gerai, mes iki to turėjom kokią sistemą. Iki to sistema buvo. Aš žinau, kokia turėjo sistema, ne ką. Aš turėsiu dabar mokėti 25 litus, aš nenoriu jų mokėti. Žiūrėkit, aš jums aiškinu. Iki to. Į mėnesį. Žiūrėkit, iki to. 300 litų į mėnesį. Iki to mes turėjom sistemą, kad parinkus operatorius turėjo santykį su jumis. Ir tai buvo operatorius nustatyta, reiškia, kiek tų šiukšlių, kiek turiu, mokyti. Bet atsitiko taip, irgi buvo nepatenkinimus. Jūs sako, palaukit, aš konteinerį neprirenku, man vis vien už jį priskaičiuoju. Tu priskaičiuoju. Ir, pavyzdžiui, išvežu vieną duos. Bet jeigu aš prie to konteinerio pastatau maišą, man paskaičiuoja trečią konteinerį. Nu kaip? Nu tai gerai. Nu tai buvo, kaip? Nu taip, nu buvo, bet tai darykit. Tada krizė toliau gilėja. O tai ką man dabar daryti? Aš noriu pabaigti. Toliau žmonės pamatė, kad kainos kyla. O kodėl jos kyla? Tada pradėjo gudresni, sako, nebemokėsiu, paima konteinerį į savo šiukšlės kur. Aišku, į pamiškę, į kaimyną, į kitą. Reiškia, kiekiai atliekų šiukšlių vežėjų lieka, jam vis vien reikia sutvarkyti. Dabar jūs man paaiškinkit mano situaciją. Aš supratau visuminę, aš sutinku, kad šiukšlės reikia surinkti, aš sutinku, kad jas reikia rūšiuoti, stipriau negu dabar. Ir kad šiukšlių surinkimas turi būti privalomas kiekvienam ir kaime, kad jų deginti negalima. Aš su viskuo sutinku. Bet sakau, man kaina yra dabar 25 litai mėnesiui. Metam tai yra 300 litų. Man tai yra per daug. Kaimynam yra, sakau, 100 litų. Tai yra nenormalios sumos, neadekvačios. Kiek jūsų šeimos narių? 7. Palaukit, sustokit. Jūs gyvenate mieste, jūs šiukšlių nerūšiuojate, mes gyvename kaime. Palaukit, aš patinėkit, aš augalinio atliekų neturiu, aš jas kompensuoju. Popieriaus aš nesu, aš jį kompensuoju reguliariai. Aš supratau, bet žiūrėkit, dabar taip. Mes turim, aš vėl kartuojas, kad rinkliava yra solidarus mokestis visai sistemai palaikyti. Jūs žiūrit savo kiekį. Taip mes galėjom padaryti, mes galėjom studijavti, mes galėtume padaryti kaip Suomija yra. Suomija nupirko sistemą, kuri reiškia atvažiuoja pas jūs, pasveria jūsų kiekį ir elektroniniu būdu nuskaito kortelės ir viską. Šita sistema kainuoja 10 kartų. Tai mes juos negalim įdėti. Tai vienintelis kelias pirmiausia įves, kad mes pradėtume visi mokėti vieną, o antras žingsnis, kad tie žmonės, kurie stengiasi rūšiuoti ir rūšiuoja antrinės žaliavas, kadangi tai mes taip pat bus nauda ir savivaldybei, kadangi... Kada jūs suplanavote tai padaryti, kada man nukris šitą kainą, man pasakykit aiškiai. Tai aš taip manau, jeigu, galiu pasakyti, šitą kainą galėtų jums nukristi... Aš nedalykas negalėtų ties sumažinti. Šitą kainą galėtų sumažėti jums jau kitais metais, jeigu mūsų visi būsim sąžiningi ir sumokėsim šitą rinkliavą, kuri nustatyta. Gerai. Mergaitės, ar galit jau viską, šitą ginčą mes uždarom. Kad mes vieno asmens negalim įsirengti. Ne vieno žmogaus šią atėjom klausimą įsirengti. Yra labai daug aktualių klausimų. Jeigu mes įsiresim tik į vieną klausimą, mes pražuvę. Prašom tylos. Ponia, prašom tylos. Jūsų klausimą paliksim jūs abudu su Rolandu ir iki ryto jūs turėsite. Mes einam toliau. Ar girdite mane?
Mes šiandienai klausim, kodėl mūsų siūlomas variantas nėjo į bendrą svarstymą. Ir todėl šiandien aš, gerbiamas daktaras kadangi jisai tikrai daug dirba, nes čia jau iškyla, sako, nedaug ten socialinių ir taip. Net ir pono Janicko atsakymas. Paprastas dalykas. 100 kvadratų, jeigu gyvena žmonės 4, moka 4 litus 17 centų. Kiekvienas. Jeigu 50 kvadratų 4 žmonės moka 3,67. O jeigu gyveni, kaip mūsų daugelis yra vienišius, ir turi namelį, aš nežinau, palikimą ar taip toliau. Tai jeigu tavo 100 kvadratinių metrų, tai jau 7 litai 17. Vot kur mūsų buvo, kaip sakyti, pats vienys. Kodėl mes sakėm, kad turi būti išklausyta ir kita pusė. Ir mes šiandieną klausom, kodėl ta antra pusė nebuvo išklausyta, kodėl gerbiamam daktarui neleido ir anoj tarybos posėdį, ir šitam tarybos posėdį per komitetus, kodėl analogas pateikiamas bendruomenės nebuvo analizuota. Galiu pasakyti, į šitos reiškės pasiūlymus, kuriuos buvo pateikęs reiškės ir taryboje taip pat buvo, tie dalykai buvo išklausyti. Ir aš aiškinu, dabar vienas iš pasiūlymų jūsų skaičiuot reiškės pagal kiekį. Tai aš atsakiau, kodėl negalim pagal kiekį, kadangi žmonės sako, aš neturiu šiukšlių. Ne, taip negali būti, jie turi šiukšlių. Nu tai bet reiškia, kad žmonės deklaruotų, kiek jis turi šiukšlių. Taigi aš sakau, dabar... Gerbiamas Rolandas savo nuomonį sakė, mes dabar išklausom daktarą. Tai aš žongliruoti to žodžiu neverta. Rinkliavai ar mokesčiui yra vienodi reikalavimai. Kiekvienas mokestis turi būti susijęs kiekybiškai su apmokestinamu objektu. Kokį ryšį turi nekilnojamas turtas su šiukšle? Jokio ryšio. Nu tai dulkių siurbių gal ne puslitrį, bet litrą pririnksis per pusę metų ten ar panašiai. O jau šitie verslininkai, tai kai kurie už nesamas šiukšles mokės 1000. Nu argi taip galima daryti? Negalima. Tad ir verslininkas, kad ir turtingas. Kaip galima šitaip neteisingai apmokestinti? Šalia manęs gyvena Justinėje. Ten jos šitą polistirolinę tarą, kartoną atvažiuoja kažkokios įmonės, sunkvežimiai ir pasiima viską. Taip, kaip naudingas atliekas. Ji tokių šiukšlių neturi. O jeigu dabar už tą ketvirtį atėjo 700 litų sumokėti. Tai jos buitinis konteineris yra, tai už tą buitinį. Tai nieko prieš neturi mokėti, bet už ką jį turi mokėti už savo kvadratūrą. Tai čia yra nekilnojamojo turto mokestis, kurio dar kol kas nėra. Ir savivaldybės, nežinau, turbūt ne visi ten tokie žmonės yra, ne visi turbūt, tikriausiai. Elgiasi pažeidinėdami įstatymus. Aš kelis kartus esu kalbėjęs, nurodęs kokius įstatymus pažeidė. Į mano argumentus ne vieno žodžio. Skaičiuoti nuo svorio ir pamastymas skaičiuoti reiškia... Ateikit su pasiūlymais, kaip jūs įsprendžiat kaimams, nutolusiems kaimams, vienkiemiams, kaip pamatuosit, kaip pamatuosit. Labai paprastai galima pamatuoti, aš niekam nepriklauso. Reiškia taip, kiekvieną konteinerį turiu mokėti už tą konteinerį. Kodėl aš turiu mokėti už 2 konteinerius, jeigu aš vežu tik vieną? Gerai, už daugiabutį. Ir už daugiabutį, aš čia
Dabar aš dabar atsakau. Jūs vieną pakelį išvežė 3 mažiukai. Tai dabar jūs sakote. Dabar žiūrėk, gerbiaminės Kalėnė, Rolandas, visi truputėlį nuleidžiam garą ir mes nebaigsim, nes yra dar klausimų. Sutarėm taip, jau pradėjom, kaip tai bebūtų, įsiskaitia operatoriaus klausimą. Yra, dėl rinkliavos sutarėm, jau daug pasiekėm, rinkliava būtina. Dabar sutarėm taip, kaip ir dėl dujų, matom dabar, kas, kur, jau kyla klausimai. Daugiabučiai, privatus namai, sodai, garažai ir taip toliau. Mes dabar, ką darysi, jau operatorius yra, jau traukinys pajudėjo. Mes dabar ramiai galim pilnu tempu, bet jau pareikalaujame ir direktorių, ir Janicką, kad jeigu mūsų yra pasiūlymai, tvarkoj, mes sudarom darbinę grupę, dirbam, teikiam jums pasiūlymą, bet kad jie būtų taryboje sprendžiami, o ne tai, kad atmetama kaip nereikalinga. Patys sakom, kad žmonės rodykite iniciatyvą, žmonės parodo iniciatyvą, o jie paskui vos neišmeta.